Treneriai, sveikinimai su pergalė ir jūsų komentaras apie rungtynės. Sunkios labai rungtynės. Žinant Gargždų bangą ir jo specifiką, žinant, kai jie lošia namie. Kiekvienais metais čia nėra lengva, čia visą laiką yra įtampa, visą laiką yra daug emocijų, visą laiką yra daug kovos, daug taktinės kovos tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės ir žinot, neišimtis ir šitos rungtynės. Žinom tikrai, kur atvažiuojam, žinom, kad tikrai banga šiuo metu tikrai labai demonstruoja gerą futbolą, tokį, sakykime, dinaminis, daug greičio, daug greitų sprendimų su kamuoliu, komanda yra atsipalaidavus prie varžovų baudos aikštelės, nėra įtampos prie savo baudos aikštelės, daug kas jiems gaunasi ir tikrai žinojom, kad bus nelengva, bet mes savo ruoštų iškentėjom, turėjom irgi savo momentų, ieškojom savo argumentų, ko pasiekoje pelnė Sigitas įvartį ir aišku pavyko, nežiūrint, kad ir banga turėjo gerų momentų. Lukas pagelbėjo ir aišku pavyko šiandien sužaisti ant nulio, tai žinot, kai sužaidė ant nulio ir įmuši bent jau vieną, tai didelė tikimybė, kad laimėsi. Kas lemia banguotą žaidimą? Žinokit, kiekvieną dieną atėjęs į darbą ieškau atsakymų šį užduotą klausimą, ne jūs pirmas užduoda tokį klausimą ir vėlgi. Bet dabar staigiai negalėčiau atsakyti, nes, turbūt nėra vieno dalyko, kodėl taip yra. Bet mes stengiamės pakeisti, vaikinai stengiasi pakeisti šitą situaciją, jie įdeda daug darbo, ne viskas, sakykime, taip gaunasi, galbūt kaip mes norėtumėm. Ieškom savo argumentų ir manau, kad laikui bėgant mes viską susidėliosim. Kokios naujienos apie traumuotus žaidėjus? Kur kas padžiungyti negaliu. Tokia pati situacija ir mes šioje vietoje kantrybės turim, mes palauksim. Ir žinoma, aišku, norėtumėm šią pergalę skirti mūsų nuostabiem fanam, kurie toks geras oras galbūt turėjo kitų opcijų šiandien, bet jie atvažiavo čia, atvažiavo palaikyti komandą. Ačiū jiems didžiulis ir duok Dieve jiems sveikatos. Mes žaidžiame dėl jų. Tai yra jiems šitas pergalė skirta.